Niekas tiksliai nežino, kada Morkus parašė Evangeliją. Manoma, kad 45-60 metais po Kristaus, praėjus maždaug 20 metų po Jėzaus mirties. Morkus buvo mokomas vieno iš artimiausių Jėzaus mokinių, Petro, žmogaus, kuris savo akimis liudijo tuos nepaprastus įvykius. O jie tikrai buvo nepaprasti. Keisti dalykai pradeda dėtis jau pačioje pradžioje. Antgamtiniai dalykai. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas pakrikštijo jį Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, jis pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Tu esi mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Dangus prasiveria, šventoji dvasia nusileidžia ant Jėzaus ir Dievas Tėvas paskelbia, tu esi mano sūnus. Jei pamanėte, keisti dalykėliai, nesate vieninteliai tokie. Morkus pasakoja, kad žmonės lygiai tą patį manė ir prieš 2000 metų, net ir artimiausi Jėzaus sekėjai. Tačiau jie galėjo to tikėtis.